Na, Gyti, kaip jaučiamės? Ar patenkinti treniruotė, bėgimų? 4 km ten su pusė, be 100 metrų. Na šiaip patenkintas, gerai atsigavau, biškį, pasportavau, senai nebėgiojęs. Tai va, patarčiau kitiems pabėgioti biškį, tai va. Fizinė. Kūną prabūdins, ne, atsigaus. Taip, tu visas. Davai. Va, geriau vietoj alaus bakalų kebabų, va, obuolys. Obolių patriušinkit. Ir ką, mes tada judam toliau treniruotis, ne? Jo, laukite sekančio video. Pamatysit. Ką norėjau pasakyti prieš kiekvieną treniruotę, nepamirškite padaryti apšilimą, nes jis tikrai yra būtinas. Išrinkit traumą ir jūs turite apšilimą. Na, geit pirmin. Tiesi ranką. Žmonės sportuokit ir būsit sveiki. Priekit dar va taip galiu. Plius minus. Gerai dabar biceps apčiau. Jo, tiesiog lenk. Tai ranką va taip va. Ir čia ranka neįda. Ranka neįda. Ranka turi būti va taip, nes tik jo prieš. Pažiūrėk, gerai? Ar sunku daryti? Nesunku. Gerai. Ta, padarom apšilimą ir tada workoutinį. Oi, tu savo, eina, davai. Taip žemai nesileis, Sveria kūno svoris 80 kg, 32 gira, max rep. Na, mėgink sėkmės, davai. Belenkai giliai nusileidžia, geras kampas. Jep, davai, varyk. O. Давай. Давай, о. Давай. Nu tai ką, prasitestavome jėgas su svoriais, max jėgą ištverme, ne? Taip. Ir ką mes supratome, kad žmonės dažnai labai nuvertina tokius paprastus dalykus kaip apšilimo prasitampimai, kurie iš tikrųjų labai svarbus, pagerina pačią pratimą, amplitudę ir tikrai padeda išvengti tų traumų ir raumenys net tokie sustingę, suskaustęs būna kūnas taip. Ir ką mes supratome, pas mane, kaip sakant, biškį prasitestavę viską, kad ko jums trūksta, Gyti. Aš Gytis esu. Supratau, kad malonu visiems. Mankštos tenais. Daugiau, reikia prasimankštinti. Pečiai tavo labai sustingę, eik savo, belenkaip. Nugarą irgi reikėtų tak, sakant, pareaguoti biškį. Pratimų, mokytoja gerą. Padėtų tenais. Bet šiaip supratau tą, kad dažniausiai žmonės nesupranta, neįvertina mankštos galimybių, kad po mankštos žmonės būna geresni. Gyvybingesni tokie, ne? Geresnė nuotaika. Žmonės sportuokit. Nebūtina ten kažką tai ten jau su dideliu svoriu ir daug pakartojimų ten reikia padaryti, jau būti belenkai pahuienai tenais kokiam kietam, kad pradėti tenais treniruotis, taip? Taip, galima visą dėl savęs. Gerai pasakyta. Žmonės, rytais ateikit, padarykit mankštą prieš mokyklą arba prieš studijas visokias darbus, nes tikrai be mankštos ne kažką bus. Ir taip galit po darbą tiesiog... Eik tu savo, kas buvo? Pažiūrėkit, vamzdis jį prispaudė. Eik tu savo. Ar gyvas? Net katinai gali sportuoti. Katinai net kačelinasi su svoriais. Bet jis jau pavargo, jam jau bis maldu. O, juda! Ir ko žiūrėk? Kaip vaikas. Geras kačiokas.